Sport interviu. Tai ką jums reiškia žaisti vienoje komandoje su savo sese? Tai smagu visai. Turiu. Nes aš tau atnešu tą šį treniruotę. Taip. Ir nežinau, šiaip tas pats iš tikrųjų, kaip ir su kiekviena žaidėja žaisti. Man tai gerai, kai gyvenam kartu, galiu pamiršti daiktus visokias ir žinau, kad greta pasims. Ir nereikia rūpintis jo, nereikia žinot, kelintą valandą treniruoti, nes viską primins. O kuri dažniau laimi dvikovas 1-1, kai žaidžiat? Treniruoti iš tikrųjų, tai mes bandom nesusitikti viena su kita, nebūt poroj, nežaist kartu, nedengti viena kitos, nes, nežinau, man nepatinka. Daug mylim vienas kitą ir vieną kitą ir negalim ir nenorim sutraumuoti baisiai. Jo, geriau tegul kitas traumuoja, bet turėsi man ko pykti ir ką kaltinti. Taigi įsivaizduokit, kad galėtumėt žaisti 2 prieš 2 prieš kažkokius sportininkus, kurie turi irgi tas pačias pavardės, tarkim, yra broliai. Nu, tarkim, broliai Lavinovičiai. Norėtumėt žaisti? Jo, man tai jie baisiai patinka, norėčiau juos iš viso susitikti. Smagu būtų pabendrauti ir pabūti su jais. O tai niekada neteko matyti? Net kai aikšteliai. Tai manau, kad jeigu sužaistume, tai tikriausiai įkrėstumėt jiems kailį. Nežinau. Gal jie mūsų užjuokintų negyvai ir tada mes praloštume, nes negalėtume nieko padaryti. Kokias pavardės turite aikštelėje? Gal galite išduoti? Mane tai retai kas vadina vardu. Dažniausiai iš pavardės, kad man Šniokė, Šniekytė, Šnekaitė. Jo, mane taip pat vadina dėl to atsisukinėjimo abidvi visą laiką. Tai kaip ir tos pačios pravardės, ne? Jo. Tai nesunku tiesiog, galite susipainioti tiesiog. Tai visą laiką ir painiojamės. Visą laiką. Būna, kad trenerė, pavyzdžiui, rėkia Eglė, o iš tikrųjų ten aš būnu aikštelėje bėgioju ir aš neatsisuku, nes aš nesuprantu, nes mano vardas Greta, šaukia Eglė, tai būna tokių nesusipratimų dažnai. Bet ne tik trenerė ir tėvai irgi. Jos vardas yra Greta, o man yra Greta šitą Eglę. O gal galite užduoti, kokias pravardės turi kitas kaip Birkštės krepšininkės? Nu, bent jau keletą. Dudėnaitė turi pravardę Taupa. Nes kai pačioj pradžioj, kai visos kažkaip turėjo turėti pravardės ir ją sako, galim vadinti Dūda. Nes pavardė Dudėnaitė, bet jinai sako, aš jau geriau būsiu Tūpa negu Dūda. Tai taip ir prilipo. Bet kaip jinai dabar baisiai supyks, kad mes šitą pasakėm. Tau šakė. Ne. Palauk, kas dar? Iš pavardžių daugiausiai tokie būna išreiškimai. Nežinau. Nėra juokingų baisiai. Eglė, turiu tau klausimą specialų. Kažkaip dažnai nuotraukose būni pavaizduota, rodanti vidurinį pirštą. Ką tai galėtų reikšti? Nedažnai ten Greta mane fotografavo, tai aš jai perdaviau linkėjimus. Taip gaunas netyčia. Tokie seseriški linkėjimai. Jo. Žmonėm nerodau, beveik. Štai. O Greta, klausimas tau, ar skaitai Eglės blogą Sportintas? Taip, būtinai visą laiką skaitau. Bet žinau jau iš anksto maždaug apie ką jinai rašo. Ir nesistebiu taip kaip kiti žmonės, nes jau žinau, ką jinai mąsto, koks jos požiūris yra. Tęsiant tą temą apie blogą, Eglei turiu klausimą. Čia paskutinėme įraše suskirstė krepšininkėse tokias grupės. Buvo ir futbolistės, ir Šarapovos, ir Harpijos, ir Uraganės, ir dar daug visokių tokių apibūdinimų. Tai o prie kurios kategorijos save galėtum priskirti? Aš gal prie visų po truputį, kaip užeina, kokia nuotaika, kokie mano tikslai tų rungtynių, arba kas nors nervuoja ar ne. Tai taip ir ilgiuosi. Bet iš tikrųjų net neturiu to didelio bruožo kažkurios tai kategorijos, gal į patį pirmą prie neįdomių.
O Greta tai biški Šarapova. Jo. Visą laiką labai baisiai ten šūkauja ir... Kartais, jeigu veržiuosi, tada ten reikia, kad sušiltų pražanga, tai kartais baisiai šūkauja. Tai Šarapova. O nepyko kitos komandos draugės, kad čia taip šmaikščiai visas apibūdinai? Tai visos ėjo prie manęs vos nesukumščių ir klausė, iš kurio aš stalčiaus. Tai kad negaučiau ją, kitai sakydavau, ne, tai iš pirmo, tikrai. Iš tų neįdomių, tai ne Harpija ir ne Šarapova. Tai ir trenerė vieną kartą per treniruotę laikė virš mane štangą ir sako, tai gerai, kad trenerių nesiskirsti į stalčiukus, nes dabar paleisčiau tau ją. Tai jo. Turiu tokį Viktorinos tipo klausimą. Kas laimėjo moterų Eurolygą? Jekaterinburgas. Tai mes iš tikrųjų nelabai domimės moterų krepšiniu. Mums tik žais patinka, nežinau. O kas kitais metais galėtų laimėti? Mes tai tikimės, kad mes bent jau dalyvausim ir kad liks iš viso šitą komandą mūsų. Nieko negalvoju. O kaip šį sezoną vertinat kibirkšties? Sakau, galėtume pasikeisti mūsų herbą į bangą, nes taip žaidžiam baisiai banguotai. Vieną dieną laimim prieš stiprią komandą, kitą gaunam labai silpnos. Šiemet galbūt tokio susikaupimo vidinės komandos dar tokios. Bet nieko, reikia susikaupti finalą. Paskutinis mėnesis liko, tai tikėkimės viskas bus gerai. Reikia laimėti. Ir Greta jau pradės žaisti. Ir tu gal jau geriau pradėsi žaisti. O kada Greta grįš į aikštelę? Nu, aš tikiuosi balandžio pradžioj į finalus gal, jeigu viskas gerai bus. Ir paskutinis klausimas, ką galėtumėt palinkėti portalo Sportin.lt skaitytojams? Skaitykit šį portalą, nes yra labai išsamus, parašo pagrindinius dalykus, lengva rasti ieškomos informacijos, labai gražus paveiksliukai, pats geriausias portalas sporto.